Dabar perėsim prie netradicinių angliavandenilių potencialo Baltijos regione. Sakykime, pagal tai, kad, kaip jau pradžioj pradėjau nuo naftos geologijos, kad Molos skalūnų dujų ar naftos atveju tas pats sluoksnis yra ir motininės, ir kaupiančios uolienos, tai preliminariai, nesvarbu kur vertinant, yra ieškoma taip vadinamų tų naftos motininių uolienų intervalų, kurie yra jau, sakykime, tose naftingose regionuose gerai identifikuoti, yra žinoma, kurios sluoksniai generuoja naftą ir kuriuose jie kaupiasi, tai yra siejama su to motininėm. Mūsų Baltijos regione tai yra taip vadinamos ankstyvojo paleozojaus uolienos, tai yra Kambro, Ordoviko, Silūro. Daug amžius yra nuo 400 milijonų iki kažkur 700 milijonų metų uolienos, kurios jau a priori galėtų būti laikomos potencialių šio klausimo. Jeigu mes dabar pasižiūrėtume į, čia yra Priekvartero geologinis žemėlapis Baltijos šalių, Priekvartero tai yra tam jauniausių sluoksnių nuėmus kvartero dangos, matom, kad tos potencialios uolienos paviršiuje po kvarterų ar iš viso paviršiuje atsidengtų tik tai centrinėje ir šiaurinėje Estijos dalyje, kur kaip jau mes matėm, jos nėra subrendusios iš viso generuoti angliavandeniliais. Einant į pietvakarius, gilyn į baseiną, uolienų amžius jaunėja ir šitos uolienos mūsų, kaip sakyti, mūsų dominančios, tie potencialūs sluoksniai jau yra palaidoti vakariniai Lietuvos dalyje, maždaug virš 2 kilometrų. Čia tiesiog jums irgi pasižiūrint, kaip atrodo tas Baltijos baseinas, einant, čia jau daugiau, netgi būtų nuo Suomijos iki pat Lenkijos, teis yra Torpisto zonos, matom, tie patys sluoksniai, kurie galėtų atsidengti ir atsidengia, pavyzdžiui, Estijoje. Saremos saloje jie slūkso daugiau negu 5 km gylyje, jau pačiame teis yra Torpisto zonos srovė. Kaip skiriasi geologinė situacija. Dabar atitinkamai, jeigu apžvelgiant ir kaimininės šalis, tai Latvijoje vėlgi geologiškai tai tie patys Ordoviko sluoksniai, Silūro galėtų būti išskirtas, sakykime, 4 sluoksniukai potencialiai perspektyvūs Molio skalūnų dujų ar naftos požiūrių, tačiau duomenų nėra, tyrimų nėra ir tai, ką mes turime, kad uolienos ir organinė medžiagų uolienose didesniai Latvijos sausumos dalyje nėra subrendusi aplamai generacijai naftos ar dujų. Estijoje, kaip jau minėjau, potencialas neidentifikuotas.